Gydytojas yra, kur gydo žmonės nuo koronaviruso ir aš kaip koščiu irgi einu, tikriausiai kiti žmonės irgi eina. Gydytojas yra žmogus, tėtis, mama arba vaikas užaugęs, pabaigęs mokslus ir tapęs gydytoju. Jie važiuoja su visokiam greitojo pagalbom, ligoniniai gydo visus žmonės, ir vaikus, ir moterį. Gydytojas gydo žmonės sergančius nuo gripų ir kitokių ligų. Nes kaip kosim, mes einam pas gydytoją ir jei ne gydytojai, tada nei vienas žmogus nebūtų pasveikęs. Gydytojų darbas labai sunkus. Jie kovoja dėl žmonių gyvybės. Galvoju, kad turi. Bet gal nežinau, ar jie iš tikrųjų turi ar neturi. Manau, kad nereikia, nes jie patys yra angelai sargai. Gilia malda, naktis priglaus prie rankų, tyliu atodusiu užlies drobulė juoda. Žemelę šildau viltimi, paglostau dangų žinojimo paguoda ir liejas vakaras visatos begalybė per kūną teka iš dangaus į žemę. Mažutė ašara iš dangaus į žemę. Prie šėlstančio gyvybės tako. Ne, tai netiesa, kad sustingom visi mes savajam kely. O jei tai pavargai, kad jėgų neturi, būk kaip vaikas ieškok savo saulės naktį ir nešam savyje gyvybės pradžią ir nešam savyje harmonijos skambėjimą. Būties akimirkas darbais užrašę